dar yra toks ir vidinis balselis, ar aš tikrai noriu, ar aš turiu tą įkvėpimą ir energiją, nes kartais žmonės sako, darau, džiaugsmo nėra. Tai man labai dar ir tas aspektas, ar tas dalykas, kuo aš noriu užsiimti, mane pripildo, įkvėpia ir veža. Atrasti tą tikrąjį klientą, į kur aš norėčiau fokusuotis. Nes aš tikrai pradėjau mąstyti, kad aš noriu padėti žmonėms geriau jaustis. Nes turiu žinių, turiu patirties, bet kaip tą daryti? Man labai pagreitino. Tie turbūt 5 metai ieškojimo susikoncentravo į pusę metų, kai aš tikrai sukūriau, turėjau pirmus klientus ir viskas pradėjo veikti. Sveikas Dariau, sveika Reda. Sveiki prisijungę į mūsų veiklos kūrėjų klubą. Ir šiandienos pokalbio tema apie savirealizaciją, apie tai, kaip kurti, kaip vystyti savo mylimą veiklą, o galbūt pakeisti esamą kryptį. Labas Milda, labas Dariau, labas girdintys. Tai noriu užduoti klausimą jums. Su kokiais sunkumais susidūrėjai savo veiklos kūrimo kelyje, čia pradžioje, Milda? Sunkumai, tikriausiai didžiausi sunkumai buvo blaškymasis, nežinojimas, kaip pradėti, nuo ko pradėti, kokie yra žingsniai, ką po ko daryti, kaip pakalbinti tą klientą, kaip suprasti, ko jis nori. Tai yra tokios detalės ir veiksmų planas, nežinojimas tos visos struktūros. Ir tai man kainavo daug laiko, daug blaškymus ir daug ieškojimų savo kelyje. Kadangi tenka daug dirbti su žmonėmis, tai ir asmeniškai aš esu bandęs ne vieną veiklą pradėti. Jaunystėje bandžiau importo-eksporto bendrovę, po to ten konsultantas, pardavėjas, po to asmeninė veikla kaip mentorius, kaip coacheris arba konsultantas, žodžiu, įvairiam kryptim teko dirbti. Ir man tai iš pradžių pirmas taškas pasirinkimui buvo, ką aš galiu daryti, nes šalia to, kad yra išsilavinimas, yra darbo patirtis, dar yra toks ir vidinis balselis, ar aš tikrai noriu, ar aš turiu tą įkvėpimą ir energiją, nes kartais žmonės sako, darau, džiaugsmo nėra. Tai man labai dar ir tas aspektas, ar tas dalykas, kuo aš noriu užsiimti, mane pripildo, įkvėpia ir veža. Ir aš galvoju, tai vienas iš tų signalų, apie ką mes kalbame mokymuose ir renginiuose, kad pirmiausia atpažinti, kas tau iš vidaus ateina. Ir tada aplink tai lipdyti savo veiklą. Kaip pačiai, Reda? Man panašiai ir kaip jums. Man tai buvo toks iššūkis savo, kaip atrasti tą tikrąjį klientą, į kur aš norėčiau fokusuotis. Nes aš tikrai pradėjau mąstyti, kad aš noriu padėti žmonėms geriau jaustis. Nes turiu žinių, turiu patirties, bet kaip tą daryti? Koks tas klientas? Kaip save pristatyti svarbiausia? Man buvo iššūkis, atsimenu, gavau tokią praktiką, auditorija didžiulė ir Reda sako, prisistatyk, ką darai, tau 2 minutės. Ups, va čia ir buvo pirmas dalykas. Atrodo, aš tiek daug darau, aš tiek daug žinau, aš tiek daug noriu padėti, o kaip tai tiksliai pataikyti į tą 10-tuką. Supratau, kad visi mes ieškojom, keliavom savais keliais. Savais keliais. Atėjom prie tos veiklos, kur šiandien galim sakyti, kad jau ne pirmi metai tuo užsiimam. Ir jeigu leistumėt pasmalsauti, mielosios, kas padėjo jums sukurti tą savo veiklą? Nežinau, kad irgi žingsnis po žingsnio judėjot įvairiais būdais, pakavot, ieškojot, dėliojot. Aš tai pribrendau prie tos savo veiklos, nes visą laiką buvau samdomas darbuotojas. Dirbau vadovaujantį darbą įvairiose kompanijose. Ir man kažkaip atkirbėjo mintis, kad labai noriu tos prasmės. Kažkaip tai, ką darau, kaip ir kaip ir tikrai vertinga tai kompanijai, bet ar man viduj tai suteikia didžiulį pasitenkinimą, tai nelabai. Ir aišku, atradau savo pati, kad mano tas pokytis darbų, kompanijų keitimas susijęs buvo su vertybėmis. Tai yra, tiesiog jaučiau, kad mes vertybiškai
nesutampam su ta kompanija. Kompanijos yra geros, aš irgi paskui supratau, kad nesu tokia bloga, kaip man atrodė iš pradžių, nes savivertė buvo pakritus. Iš tikrųjų, tas vertybinis dalykas. Pirmiausia, ir antras dalykas - prasmingas darbas, prasminga veikla. Jeigu kažkam yra prasmė kurti eilės, kažkam kurti muziką, ar dizainą, ar konsultuoti žmonės, tai aš iš tikrųjų ieškau, kas mane įkvepia, tai kokia ta veikla būtų man prasminga. Ir aš, kai radau, aš tada supratau, kad aš noriu tai daryti savarankiškai, noriu pati kurti savo veiklą ir dabar esu ten, kur esu jau 3 metai, kaip turiu savo veiklą ir tikrai jaučiuosi įprasminu save ir labai noriu dalintis su kitais savo kelionę, kurią praėjau. Kaip Milda tau? Tai viena iš mano vertybių yra augti ir tobulėti. Ir jeigu pas mane nėra augimo, tokio, vat, kažką išmokti naujo, kažką perlipti per save, įveikti save, man pradeda viduj kirbėti noras imtis kažko tokio sunkesnio, sudėtingesnio. Tai aš iš tikrųjų tokį labai sėkmingą kelią jau daug labai mokiausi, apsigyniau disertaciją, gavau darbą tarptautinėje kompanijoje, ten viskas sekėsi, karjera, šeima. Ir taip ėjau, lipau ir taip pat kažkokiu momentu pajutau, kad kaip ir viską ten žinau, viską moku. Ir kas toliau? Ar ten dar siekti tų dar aukštesnių pozicijų, kur labai daug politikos, bet tu esi toks raiktelis, vat įrankis, tu eini į tą tokį įspraustą rėmą, įspraustą laiką. Tau pasako, kada tu galėjai atostogų, kada negali. Ir man viduj, man norės tos laisvės, man norės vėl kažko tokio vat sunkesnio, išeiti iš tos komforto zonos, išeiti iš to tokio saugumo, nes saugume tu neaugi. Tu augi, kai išeini iš komforto zonos. Tai man buvo labai didelis poreikis išeiti iš komforto zonos ir tikrai gavau tą, ko norėjau. Išėjau iš tos saugumo zonos ir prasidėjo labai didelis augimas, kuris tęsiasi iki šiol. Bet tai yra labai smagu. Man labai smagu. Super, Milda. Ką šiandien darytum kitaip, kurdama veiklą? Milda. Ką šiandien daryčiau kitaip, kurdama veiklą? Tikrai sutrumpinčiau kelionę. Ir sutrumpinčiau kelionę pasirinkdama gerą mentorių ir gaudama tokias koncentruotas žinias. Nes iš pradžių galvojau, kad, nu tai, vat, kursiu ir sukursiu kažkaip pati. Ir tas kelias pati, taip, įdomus, kūrybiškas, bet jis apima labai daug laiko. Ir kai aš atradau gerus mentorius, gerus kursus, geras žinias, tai man labai pagreitino. Tie turbūt 5 metai ieškojimo susikoncentravo į pusę metų, kai aš tikrai sukūriau, turėjau pirmus klientus ir viskas pradėjo veikti. Tai tikrai anksčiau ieškočiau žinių, mentoriaus, patirčių, žmonių, kurie jau tai praėjo ir gali parodyti kaip. Ir, nu, kad nebereikėtų tų klajonių ir taip ilgai ieškoti. Na, tikriausiai būtum ir paėmus mentorių, jeigu būtum tiksliai žinojusi, ko nori. Iš to, vat, kiek man tenka girdėti, sako, aš dirbu darbą, jis nepilnai mane džiugina, bet nežinau, kaip elgtis toliau. Tai norisi padrasinti visus, kurie klauso, kad kai kurie iš jūsų galite tiesiog geriau realizuoti save darbe, nu, tiesiog atrasti, kur galite plačiau realizuoti esamoje veikloje. Kiti, taip jau atsitinka, kad jie dirba tik samdomą darbą ir tai yra viskas gerai, tiesiog tokio darbo, vat, su mentorium atradimas gali būti, kad yra ir daugiau kelių samdomam darbui. Gali būti ir trečias kelias, apie kurį čia vat, Milda ir Reda minėjo, kad šalia to, kad mes kažką darė gyvenime ir jau pasiekę, žmonės atranda, kad turi pašaukimą, įkvėpimą kažką sukurti savo ir turėti arba šalia veiklą, arba galbūt pereiti pilnai į tą veiklą. Ir čia vėlgi toks padrasinimas, kad kiekvienas iš mūsų turi žinių ir įgūdžių reikalingų kitiems. Tik tai kartais nepagalvojam, kad tai gali būti irgi mentorystė kitiems žmonėms, kurie to ieško. Na, va, tai dar vienas būdas. Nu ir aišku, yra ir tokių, kurie mato prasme, galbūt socialinėje veikloje, bendruomeninėje, nežinau. Ir irgi yra gerai. Nėra, kaip ir Milda ir Reda minėjo, nėra nei vieno blogo kelio, visi keliai yra geri. Svarbu, ar atitinka tam savo vidiniam pašaukimui, arba vertybėm, arba sielos balsui, kaip jūs be pavadinsite. Tai drąsiai ieškom
mentoriaus, ieškom žinių ir man tai svarbu, kad pabandyti, nes kai kurie žmonės, vat yra, gal ir jūs esat sutikę, tobuli pasiruošėjai. Jie studijuoja, ieško, eina iš vienų kursų į kitus kursus, bet žinot ką, jie niekada nepradeda daryti. Jie turi mintį ir po to sako, oi, ir aš taip galvojau, va jau padarė. O te reikėjo tik pabandyti. Ir arba Kol nebandai, kol nebandai, tol nepamatai tų klaidų ir ką galėtum padaryti geriau. Tai tikrai tas balansas tarp ieškojimo, planavimo ir imti ir daryti labai svarbus, ką tu pasakėjai, Dariau. Tai jeigu dar taip praplėsti ir ko reikia norint sukurti savo veiklą, nes mes kažkaip labai fainai pradėjom kalbėti apie tai, ar galėtumėm apibendrinti ir išsamiau? Tai iš mano pusės galiu pasakyti, ko reikia, tai visų pirma plano. Plano, tų žingsnių, bent jau man, aš daugiau tokia esu struktūros žmogus ir man daug lengviau, kai aš turiu planą. Tai vietoj to klaidžiojimo ir gal čia truputį pradėsiu, gal čia, tie žingsniai, kas po ko, kaip daryti, tokios vat, pagalbos, kurianti tą planą, kaip viską, kaip pradėti, kaip veikti. Tuomet drąsos veikti, taip, nes baimė labai stabdo, atsiranda baimių išeiti į viešumą, kalbėti apie save, skleisti žinutę, filmuotis. Tai išsispręsti baimės, spręsti baimės, kad tave pasmerks, kad kažkas pasijuoks, kad bus piktas komentaras, kad kažkas nepavyks, kad tai tavęs nestabdytų, kad tu eitum, nebijotum, darytum. Tuomet kažkas, kas vat, peržiūri, galbūt iš šalies pataria, pasako, kaip, vat, čia vėl apie tą mentorystę, kas gali būti ir draugai, ir artimi žmonės, ar patyręs mentorius, kuris iš šalies pažiūrės, patars, padės. Na ką, ir tos turbūt energijos veikti, nu, jie atsiranda, kai tu žinai, kas tave motyvuoja, kai tu žinai, ką tu nori daryti, kai tu matai tame prasme. Tai ir įsigrinimas tos prasmės, žinios ir drąsa, ir pirmyn eiti ir veikti. paantrinsiu Milda tau, kad iš tikrųjų labai svarbu matyti tą visą bendrą kelionę, na, vat, kaip tu įvardinai planą, arba galbūt tas tarpinės stoteles, ką tau neišvengiamai tektų praeiti, kuriant bet kokią veiklą. Nu, praktiškai bet kokią veiklą. Tai vat, kai yra šalia žmonės, kurie tą praėję ir gali tinkamu metu ištiesti ranką, galbūt suteikti pagalbą, metodinę, praktinę, tai ženkliai lengviau. Tai ta proga, kadangi mes ir kviečiame norinčius prisijungti būtent į veiklos kūrėjų klubą, tai yra bendruomenė arba mokymus, arba dirbtuvės, kaip jums labiau patinka, praktinių užsiėmimų serija, galvojam 4-6 mėnesių trukmės, kurios tikslas ir yra pasigryninti, kas man iš vidaus tinka, patinka, pokytį kokį daryti, ką galėčiau geriausiai supakuoti arba pasiūlyti aplinkai, pasauliui. Na ir žinoma, atlikti tą pirminį testą, apie kurį Milda minėjo, nes nu kas iš to, jeigu sėdžiu ant sofos, kaupiu žinias, bet nieko nedarau. Tai va čia galbūt ir yra ta vieta, kur galima ne tik tais kaupti žinias, bet tuo pačiu ir praktikuoti, pažengti keletą žingsnių į priekį ir pasimatuoti, ar tai yra mano, ir jeigu yra mano, kaip galėčiau ten geriausių būdų nukeliauti. Tai pasinaudosiu progą ir pakviesiu į pirmus 2 nemokamus susitikimus, tam, kad tiesiog pasižiūrėti, ar čia yra ta energija, ar čia yra ta bendruomenė, ar čia yra tie žmonės, su kuriais norėčiau keliauti. Nes girdėjot Mildą, girdėjot Redą, girdėjot Darių, ir jeigu nors kažkas viduje surezonavo, gali būti, kad tai yra tinkamas metas žengti tą žingsnį, pakilti nuo sofos ar nuo patogios krėslo ir pabandyti tai, kas kirba viduje. Taip, tai mūsų vizija su šiuo kursu pradėti judėti, pradėti veikti ir būtent tą, apie ką mes ir kalbėjom, įveikti tuos pradinius sunkumus, tą nežinojimą, tą blaškimąsi, tą krypties neradimą. Tai jeigu viduje jau kažkiek kirba noras kažką keisti ir galbūt jau galvojate apie savo veiklą, kaip ten kurti, ką galėčiau padaryti, galbūt turit laisvo laiko, energijos ir norėtumėt pakeisti savo gyvenime veiklos kryptį ar sukurti naują, tuomet šis kursas kaip tik jums. Tai mes tikrai duosim
žinias, savo patirtį, aiškumą. Ir dar vienas svarbus momentas, mes taip pat padėsim išsispręsti baimės, išsispręsti užstrigusias emocijas, kad tai neblokuotų to kelio, kad jūs kurtumėt laisvi nuo, nuo iliuzijų, nuo baimių, nuo visų trukdžių, kad tai būtų lengva kelionė, kiek ji gali būti lengva. Tai labai kviečiam prisijungti į 2 pirmus susitikimus, kaip ir Darius minėjo, ir tiesiog pajusti, ar tai tinka, ar atitinka lūkesčius, ar tai yra tai, kas padėtų jums pagaliau pajudėti. Tai lauksim jūsų spalio 20 ir 27 dienomis veiklos kūrėjų klubo įvadinį renginį, kur susitiksime, pabendrausime, prisistatysime ir aptarsime jūsų lūkesčius ir tikrai gausite jau ir vertės per tas du užsiėmimus ir pamatysite, ar tai jums tinka ar ne. Ir visa tai yra online, niekur nereiks važiuoti, jums patogiai bus galima prisijungti ir pasitikrinti, ar tai yra ta bendruomenė, kuri man priimtina, ar rasi čia atsakymus ir galbūt tęsi kelionę su mumis.